Holy crap, the parachute failed to open. Now make a soft place for us to land. So we stop praying and start hoping. Holy crap, the parachute failed to open. Holy crap, the parachute failed to open. Sveikuoliai jaunuoliai, čia Martynas Šnioka ir jums pristatau naują filmuką apie avarinius nusileidimus parašiutu. Šitus filmukus surinkau iš savo archyvo, yra ir labai senų, su sena GoPro kamera filmuotų, tai sorry už kokybę, bet yra ir naujų, tai visokiausių jų paririnkau jums, jūsų dėmesiui ir visus jas pakomentuosiu, papasakosiu kaip ir kas ir dėl ko tenais atsitiko ir kaip man teko avariniu būdu leistis ir suktis iš įvairiausių nelabai smagių situacijų. Tai smagaus žiūrėjimo ir tikiuosi patiks. Pirmam video šuolis iš lėktuvo, tai yra Skydaivo šuolis, su draugeliu šokam dviese į, kaip matote, pieną, į debesis ir šuolį atliekama Empurija Brava. Tai yra Ispanijos miestelis, esantis rytuose, palyginus netoli Barcelonos. Pats šuolis iš savęs tikrai niekom neypatingas, mano draugelis tiesiog sėdi, arba kitaip vadinam sitflyna, ir realiai vienoje vietoje statiškai krenta, o aš esu, kaip matote, žemyn galva, dėl to kameros vaizdas ir apverstas, ir aš sukuosi aplinkui jį, visą laiką dinamiškai judu, karvinu ir bandau prie jo priskristi kuo arčiau, kol jisai stabiliai krenta. Štai taip smagiai leidžiame savo šuolį iki tol, kol lieka apie 1,5 kilometro aukščio ir tuomet skirstumėmės į skirtingas pusės, kad galėtumėm saugiai skleisti parašiutus, netrukdydami vienas kitam. Tik išsiskleidus parašiutui, iš karto pasitvarkau savo skridimo kryptį, nes skrendu link jūros, ne ten, kur reikėtų, ir jau suprantu, kad kažkas ne taip, nes mano aerodromas ten, kur turiu nusileisti, yra štai čia. Tai per visą miestą turėčiau perskristi, kad ten grįžti. Kaip matėte, esu šalia jūros ir vienas iš variantų būtų leistis į paplūdimį, bet kažkodėl nusprendžiu, kad galbūt pavyks perskristi atgal. Šiame šuolyje būsimą avarinę situaciją nulėmė keli faktoriai. Vienas iš jų tai yra didelis debesuotumas, kitaip sakant, mes nematėme žemės ir nežinojome, kur šokame, kuriame taške skleisime parašiutus. Kitas faktorius ir klaida, kurią padarėme, tai buvo, jog mes iš lėktuvo šokome patys paskutinį. Ir prieš pat šuolį mes nepastebėjome, jog pilotas žalią šviesą pakeitė raudoną ir pilotas indikavo, jog reikėtų dabar nešokti ir palauk, kol lėktuvas apsisuks, nes esam per toli nutolę nuo aerodromo, nuo savo taško, kur turėtumėm iššokti. Na ir žinoma, esant virš saugaus nusileidimo, tai yra virš paplūdimio, kuris yra platus ir pilnas erdvės, galėjau ten leistis, bet nusprendžiau, kad skrisiu atgal, kad nereikėtų rūpintis po to pargrąžimu į aerodromą. Yra speciali technika, kurios metu aš kaip ir pasimatavau, jog turėčiau parskristi, bet tiesiog nepaskaičiavau to, jog skirtingose aukščiuose pučia skirtingas vėjas ir vidury mano skrydžio pastebėjau, kad kupolas nebeskrenda į priekį, taip kaip skrido pačioje pradžioje. Dabar jau suprantu šitame momente, kad neparskrisiu į aerodromą, nes esu per žemai ir turiu priimti žaibiškai sprendimą, ką daryti toliau. Ir logiškas sprendimas būtų leistis į kanalą, taip saugiai nusileidžiant, tiesiog šiek tiek sušlampant. Bet visgi nenoriu sušlapinti parašiuto, nenoriu perpakuoti atsarginio parašiuto ir taip nutraukti šiandieną šuolius ir nusprendžiu, jog leisiuos į gatvę. Tai yra be galo kvailas sprendimas, nes noriu atkreipti jūsų dėmesį į laidus, kiek jų yra gatvėje. Ir bandydamas išvengti laidų, stabdau parašiutą, taip atimdamas stabdymo energiją nusileidimo metu, ko pasiekoje susiplėšau čiurnos raiščius nuo didelio smūgio į žemę. Kitas šuolis yra base jumpo šuolis, tai šoku nuo kalno Italijoje 2020 spalio mėnesį. Kaip matote, diena ganėtinai vėjuota iš šito medelio šalia manęs, bet šok labai noriu, nes šoku nuo naujo exito, tai taškas, nuo kurio šoko vadinasi The Cave Exit ir čia turiu 1,200 metrų aukščio. Šitą šuolį atlieku su tracksuitu, tai yra specialus kostiumas, tai yra vienos dalies kostiumas, kuris pakankamai neblogai skrenda ir kaip matote mane į priekį tikrai neša. Noriu atkreipti jūsų dėmesį į šią aikštutę, nes būtent kitame filmuke parodysiu, kaip į ją leidausi ir susilaužiau koją. Na, o šitame šuolyje man sekasi tikrai neblogai, gerai skrendu į priekį, nors pagrindinės nusileidimo aikštelės, kurią matote štai čia,
čia priskristi nepavyks. Kaip matote, pradedu stabdytis, nes visas vaizdas pakyla į viršų, taip aš keliu savo krūtinę į viršų, prisistabdydamas savo greitį ir skleidžiu parašiutą. Išsiskleidžiu pakankamai žemai ir mano problemėlė, jog mano parašiutas pasisuka į kairę. Taip, nedelsdamas, nusitaikau į keliuką į artimiausią nusileidimo vietą. Nors atsisuku prieš vėją, taip pristabdydamas savo skridimo greitį, bet pataikyti į keliuką nepavyksta ir nusileidžiu į medį. Visiškai nesusižeidžiu, bet susikuriu šiek tiek problemyčių, nes įsikrapšyti iš to medžio reikės laiko. Na, bet kitas šuolis man taip sėkmingai nesibaigė. Šitą šuolį atlieku 2018 metais balandžio mėnesį. Šoku taip pat Italijoje, bet tai yra mano 54 šuolis, tad patirties dar daug prikaupęs neturiu. Na ir šoku su ganėtinai mažesniu kostiumu negu prieš tai matėte, tad taip toli nenuskrisiu ir daug anksčiau turėsiu skleisti parašiutą. Ne tik mano kostiumas šiandien yra senas, bet ir mano kamera antra GoPro ir aš tikrai labai įdomiai sugalvojęs ją užsidėti esu ant pilvo ir filmuoju tiesiog pats save, savo kojas, o žemės net nelabai ir matos. Skleidžiu parašiutą ir parašiutas įsiskleidžia užsisukęs tiesiai į kalną, taigi reaguoju, atsisukinėju, bet aukščių neturiu daug, kaip indikuoja mano šešėlis, esu pakankamai žemai ir turiu suktis iš situacijos. Viršuje dešinėje pusėje matote tą aikštelę, į kurią aš taikau leistis. Yra dar šiek tiek keliuko, bet dėja aikštutė yra mažytė, o aš patirties daug neturiu, tad pataikyti bus labai sunku. Taip pat noriu atkreipti jūsų dėmesį, kad esu pakankamai aukštai ant kalno ir dar teks pėdinti nemažą dalį kalno žemyn su sulaužyta koja. Na ir mano bėda, kad praskrendu aikštelę keliais metrais, leidžiuosi į akmenis, į krūmus ir dedu nepatogiai kojas, taip susilaužydamas savo kairę čiurną. Kitas avarinis nusileidimas įvyko 2024 vasarą, kai turėjom nuostabų renginį, šokinėjom nuo Vilniaus televizijos bokšto. Šoku įsikibęs į liudą ir pasileidžiu nuo jos, skleidžiu savo parašiutą. Dėja, skleidimas yra labai stiprus, ko pasekoje susisuka parašiutas. Vis dar būdamas susisukęs, bandau taisyti parašiuto skridimo kryptį ir atsisuku, nusitaikau į mažą aikštutę, esančią tarp medžių kitoje bokšto pusėje, negu mes turėtumėm leisti. Na ir darydama šitą šuolį, patirties turiu jau prikaupęs tikrai nemažai, tad puikiai pavyksta nusileisti. Beje, savo YouTube kanale esu sukūręs 2 filmukus apie mūsų nuotykius šokinėjant nuo Vilniaus televizijos bokštų, tad jeigu dar nematėt, eikit pažiūrėti. Šitas šuolis įvyko 2018 metais, balandžio mėnesį, ir tai yra mano 39 šuolis nuo fiksuoto objektų, tai yra base jumpo šuolis. Esu Italijoje ir šoku su kostiumu, specialiu kostiumu, kuris yra pradedantiesiems, 2 dalių ir tikrai su jo toli nenuskrendu. Po 15 sekundžių skrydžio skleidžiu parašiutą ir mano parašiutas įsiskleidžia susisukęs. Na, pačiam video nematome to parašiuto, bet pataisau parašiuto skridimo kryptį, tai skrendu teisinga linkme, bet turiu atsisukti ir kaip matote, tiesiog spardausi kojomis visaip, kaip bandau atsukti save, kad skriščiau ten, kur reikia skristi. Nors nusileidimo aikštelė, kur man reikės leistis, yra pakankamai toli, bet aš esu aukštai ir atrodytų, kaip ir turėčiau aukščio ir laiko iki ten nuskristi. Bet šiuo metu yra vakaras ir šita vieta vakare garsėja dideliais vėjais ir būtent tas vėjas man pakiš koją. Na ir tiesiog pagreitinsiu šiek tiek šitą dalį skridimo, nes čia nieko nedarau, tiesiog skrendu tiesiai, bandau pasiekti nusileidimo aikštelę. Bet maždaug šitoje vietoje suprantu, kad jau nebepavyks, nes vėjas pradeda pūsti ir tada pradedu taikytis, leistis į žemiausiai ir arčiausiai esantį keliuką. Šiame šuolyje nebereikia taip staigiai reaguoti ir spręsti situacijos, tad galiu tikrai prisitaikyti į atviresnę kelio dalį, kur nėra tiek daug medžių ir daug patogiau savo nusitaikęs leistis. Kas yra sudėtinga tokiuose avariniuose nusileidimuose, jog nusileidus žemiau medžių linijos pasikeičia parašiuto skridimo greitis dėl medžių užstojamo vėjo. Na, o aš eilinį kartą vis tiek sugebu parašiutą nutupdyti į medį. Na, bet džiaugiuosi, kad pavyko nusileisti be jokių traumų ir galėsiu susipakavęs parašiutą kitą dieną sėkmingai tęsti šuolius. Iš karto atsiprašau už kitą filmuką, nes jisai buvo filmuotas 2022 metais ir tuomet kurdavau visą turinį vertikalų. Šokame Italijoje nuo Pilastro Exito 3 su draugu iš Latvijos Rytvaru bei drauge iš Prancūzijos Megan. Šitas šuolis man nuo pat pradžių nelabai puikiai sekasi, nes matyt šokau susikaupęs į Megan negu į savo pačio
skrydį ir dar žinoma šiek tiek yra vėjo, kuris mus taipogi taško ir neleidžia skristi taip gerai, kaip galėtumėm. Na, o šitas šuolis yra labai techniškas, nes turi labai efektyviai skristi, jeigu nori priskristi nusileidimo aikštelę. Na, o man to padaryti nepavyksta, slydžiuosi šiek tiek per žemai ir vėjas taip pat nei mano nauda. Štai čia reikėtų nuskristi, norint nusileisti, bet medžiai man trukdo ir aš tikrai tos nusileidimo aikštelės nepasieksiu. Tad aš renkuosi alternatyvų nusileidimą į upę, kas yra pakankamai pavojinga, bet man pasiseka pataikyti seklią vietą. Leidimasis į upę yra be galo pavojingas, nes jeigu vanduo pagautų parašiutą, parašiutas tampa lyg didžiulė burė po vandeniu ir mane galėtų tempti ir nutempti po vandeniu bei paskandinti. Šitoje situacijoje man pasiseka, jog parašiutas nusileidžia ant kranto, bet kelios tropos užstringa už medžio ir aš užsižaidžiu. Ir tol, kol aš čia žaidžiu ir bandau jį iškrapštyti, visgi parašiutas šiek tiek pagauna srovė ir jisai sušlampa. Bet kokiu atveju iš balos išlipu praktiškai sausas. Kitą šuolį atlieku 2018 metais nuo Talino televizijos bokšto. Taline kiekvienais metais vyksta bokšto gimtadienis ir tą progą organizuojami šuoliai parašiutu ir suvažiuoja parašiutininkai iš viso pasaulio. Tai šuolis nėra ilgas, praktiškai po kelių sekundžių sklydžiu parašiutą ir parašiutas įsklydžia puikiai ir po manim yra nusileidimo aikštelė, į kurią ir taikausi. Kaip žinia, Talino bokštas yra pakankamai netoli jūros, tad vėjai yra ganėtinai stiprus ir nenuspėjami, na, o mano patirties toka priverčia mane užeiti šiek tiek per giliai į posūkį ir aš nebesugebu įgrįžti į aikštelę nusileidimo ir leidžiuosi į medžius, tik labai pasiseka prakristi kiaurai medžius iki pat žemės ir nusileisti saugiai su parašiutu nukrentančiu ant manęs, nepakimbančiu medyje. Medžiai, kuriuos leidausi, yra tikrai labai aukšti, tad netgi ir pačiam keista, kaip parašiutas juos nepakibo. Na, daug žalos nepasidarau, pats visiškai susveikas, tik šiek tiek suplėšau medūzą, tai yra savo mažą parašiutuką, kuris man skleidžia pagrindinį parašiutą. Kitas šuolis yra ganėtinai unikalus ir išskirtinis, jį atlikau 2022 metais su dviem savo draugais, Rytvaru ir Geibu. Šitas šuolis nepapuola į standartinius rėmus, nes nešoksime nuo fiksuoto objekto, o krisime iš parasparnio. Tai būtent tą dabar ir darome, kaip kairėje pusėje matote, ruošiam parasparnį, tai pradžioje jį ištiesiam, paguldom ant žemės, nors ir sąlygos nepuikios, esam debesyje, teks šiek tiek luktelti, kol pragiedrės dangus ir galėsime kilti. Parasparnio mums reikia tikrai labai didelio, nes bandysime kilti visi trys ir ganėtinai unikalus šuolis, nes susikabiname specialią sistemą, nuo kurios vėliau galėsime atsikabinti visi trys vienu metu. Tai visa esmė, jog visi trys turim bėgti vienu metu nuo kalno, bet tas nėra paprasta, nes esame skirtingose aukščiuose, bet šiaip ne taip, atsiplėšime nuo žemės ir pakylame į orą. Visą šitą šuolį sugalvojo Geibas, mano draugas, būtinai pačekinkit jo Instagramą, jis ten vadinasi Party Till Impact, ir pakylame nuo kalno ir skrendame link ežero, Gardos ežero, virš kurio ir atsikabinsime nuo parasparnio ir turėsime galimybę kristi laisvai su parašiutai. Geibui davus ženklą, visi vienu metu atsikabiname nuo parasparnio ir pradedam kristi. Parasparnis nukris į ežerą ir draugai su kateriu surinks jį, ištrauks iš vandens, na, o mes įsiskirstame ir lekiame link kranto. Tik mano bėdelė yra ta, jog pradžioje skridau ne į tą pusę ir sklydžiuosi parašiutą ganėtinai žemai, dar jisai susisuka man, aš turiu jį patvarkyti, atsukti į teisingą kryptį ir pats atsisukti. Ir tada pastebiu, kad esu pakankamai žemai ir toli nuo kranto ir panašu, kad priskristi kranto ir nusileisti sausai man nepavyks. Ir visa laimė, jog nusileidžiu pakankamai arti kranto, kur pasiekiu dugną, nes parašiutas ir mano kostiumas prisipildo vandens ir labai greit pradeda skęsti. Tad šį kartą sausas iš balos neišlipsiu. Tai tiek tų avarinių nusileidimų. Ačiū, kad žiūrėjote. Ir paspauskite like bei subscribe po šitų kanalu, jeigu patinka šitas turinys. Man padedat augti, palaikindami ir pakomentuodami. Visą laiką atsakau jūsų komentarus ir susitiksime kitose filmukuose. Čiau, pakau! Holy crap, the parachute